Jūsų magnificencija rektoriau, gerbiami senato, tarybos nariai, garbūs svečiai. Your Excellency Rector, dear members of the Senate, and the guests. Iškilmingą senato posėdį skirtą Aleksandro Stulginskio universiteto garbės daktaro Gregarijų teikimui pradedame. I declare the opening of the grand meeting of the Senate dedicated to the award of the regalia of Dr. Honoris Causa open. Studentų himnas. Gerbiami iškilmingų posėdžių dalyviai. Dear guests of the meeting, Šiandien posėdį atvyko today we have as our guests svečiai iš Indijos, guests from India, Indijos Šankaros aukštojo mokslo institucijos grupės prezidentas Shri Sant Kumar Chaudhary, Mr. Shri Sant Kumar Chaudhary, President of Shankara State Institutions, jo žmona ponia Chaya Chaudhary, his wife Chaya Chaudhary, ir dukra panelė Swati Chaudhary. his daughter Mrs. Swati Chaudhary, Taip pat gausi delegacija iš Indijos. Leiskit juos pristatyti, neskelbiant titulų. and a delegation from India. Let me introduce them without naming the titles. Sunil Kumar Gupta, Kumar Sharma, Akula, Venkatesh Kadate, Shival Yalan, Navin Chandraya, Agarwal, Sanjay Kumar, Bhai Vyasani, Pradesh Kumar Girish Chandra Gandhi, Ashok Kumar, Subhash Chandra, Rajesh Sharma, Rajesh Sharma. Sveikina mūsų svečius iš Indijos. Our guests from India. Taip pat atvyko gausus būrys svečių
ir iš Lietuvos, tai pirmiausiai vyriausybės atstovas, Lietuvos žemės ūkio ministras, gerbiamas Karys Starkevičius. Lietuvos Respublikos buvęs ambasadorius Indijoje, dabartinis ambasadorius ypatingiems pavedimams, ponas Petras Šimeliūnas. Lietuvos Respublikos ambasadorius Indijoje Laimonas Talatkelpša. Ministro pirmininko tarnybos specialistai Evelina Petronė, Gabrielius Landsbergis. Taip pat su pagarba pristatau mūsų universiteto tarybos senato narius, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tarybos narius, universiteto institutų centrų skyrių vadovus, studentų tarybos narius ir mūsų svečius iš kaimyninių Lietuvos universitetų. I also introduce our local participants from the Lithuanian universities, also members of the Director's Office of the Senate. Gerbiami iškilmingo senato posėdžio dalyviai, garbūs svečiai, šiandien universitetas tęsia garbingas tradicijas pagerbti žmonės, kurie nusipelnė Lietuvai, mūsų universitetui. Šiandien mes liudijam, kad tvirtinam savo ryžtingus žingsnius tarptautiškumo linkme. Mes sustiprinam ryšius su Indijos aukštojo mokslo institucijomis, tikėdamiesi tolimesnio bendradarbiavimo. It is my pleasure to promote bilateral cooperation between India and Lithuania, strengthening the relationship and cooperation. Garbės daktarą pristatyti kviečiu Aleksandro Stulginskio universiteto rektorių, profesorių Antaną Maziliauską. I invite Professor Dr. Antanas Maziliauskas, rector of the university, to introduce Dr. Honoris Causa. Minister, Ambassador, the guest from India, here Dr. Honoris Causa, the members of Council, of Senate, ASU community members. Man tenka privilegija ir didelė garbė pristatyti garbės daktarą, laipsnį, kurio suteikiamas Aleksandro Stulginskio universitete, Šankaros institucijų grupės prezidentui, ponui Šri Sankumar Chaudhary. Šino Dievas. So I have the privilege to introduce today our Dr. Honoris Causa, who is the chairman of Shankara Group of Institutions from India, and he today is awarded the title of Dr. Honoris Causa. Šiandien ponui Šri Sankumar Chaudhary bus suteiktas garbės daktaro vardas mūsų universitete. Let me introduce Mr. Shri Sankumar Chaudhary. He was born in January 1959 in Bihar state of India. Ponas Šri Sankumar Chaudhary gimė 1959 m. sausio 5 d. Biharo valstijoje, Indijoje. He has got education and was working in different Rajasthan state institutions. Jis įgijo išsilavinimą ir dirbo įvairiose Rajasthano valstybinėse institucijose. In 1991, he established Education Trust. This foundation has actually 47 education institutions and companies in different regions of India. 1991 metais jis įsteigė edukacinį fondą ir jo fondas iš tiesų apima vienyje 47 aukštojo mokslo institucijas ir kompanijas skirtingose Indijos regionuose. And this foundation is covering the fields including agriculture, technology, economics and business management, but also involved in education, research, development, scientific publishing,
and knowledge dissemination activities. Šios institucijos užsiima žemės ūkio, technologijomis, ekonomika ir biznio vadyba. Taip pat fondas yra aktyviai įsitraukęs į edukacinius projektus, mokslinį tyrimą, vystymą, mokslinių publikacijų ruošimą ir leidybą ir žinių sklaidos sritis. Shri Satkumar Chaudhary has become actively engaged in extending the Lithuanian-Indian collaboration links since 2019. The education and cultural activities were priority areas for such a cooperation. Ponas Shri Satkumar Chaudhary yra aktyviai pasireiškęs, mesant ir stiprinant Lietuvos-Indijos bendradarbiavimo saitus nuo 2010 metų. Pagrinde edukacijos, kultūrinėje veikloje ir prioritetinės sritis būtent yra šios tokiam bendradarbiavimui. He has organized several scientific and cooperation events between Lithuanian and Indian institutions, among them an international conference on sustainable energy use, with the participation of Lithuanian experts, the visit of Lithuanian folk dance performance group leaders, the joint seminar of Alexander Stulginskis University and Shankara Institute of Technologies. Jis yra suorganizavęs keletą mokslinių ir bendradarbiavimo renginių tarp Lietuvos ir Indijos institucijų, tarp kurių galima būtų paminėti tarptautinę konferenciją energijos taupymo klausimais. Joje dalyvavo pranešėjai ekspertai iš Lietuvos. Be kita ko galima būtų paminėti ir kultūrinę programą, tokią kaip Lietuvos liaudies dainų ir šokių pasirodymus atliekamus kolektyvo Žilvitis. Taip pat ir bendrą seminarą Aleksandro Stulginskio universiteto ir Šankaros technologijos instituto. Shri Satkumar Chaudhary has actively promoted Lithuanian-Indian collaboration opportunities and Alexander Stulginskis University among Indian media and scientific communities. Thanks to his contribution, many education and research collaboration ideas between our university and Shankara group of institutions are under development. Ponas Shri Satkumar Chaudhary taip pat aktyviai skatina Lietuvos-Indijos bendradarbiavimo galimybės tarp Aleksandro Stulginskio universiteto ir Indijos žiniasklaidos ir mokslinių bendruomenių. Dėl jo indėlio daug mokslinių, edukacinių ir bendradarbiavimo idėjų tarp universitetų ir Šankaros institucijų grupės dar tebevykstant. The group exchange of undergraduate and postgraduate students, staff exchange and developing joint research applications within European and Indian research areas. Tarp tokių projektų galima būtų paminėti dar pasikeitimą studentų mainus tarp universitetų, taip pat ir pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimą, vykdymą įvairių bendrų tyrimo mokslinio vystymo tarp Europos ir Indijos institucijų. On behalf of Alexander Stulginskis University, I want to express my sincere gratitude to Mr. Satkumar Chaudhary for your contribution in this collaboration, and I would like to wish personally you, to your family, and to your Shankara group of institutions all the best in your future activities. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenės vardu aš noriu išreikšti savo nuoširdų dėkingumą jums
ponė Šrisam Kumar Chaudhry, už jūsų didelį indėlį vystant bendradarbiavimą ir noriu palinkėti viso ko geriausio jums, jūsų šeimai ir jūsų Shankara institucijų grupės kolektyvui. Ačiū tiek. Gerbiami posėdžio dalyviai, leiskite jūs supažindinti su Senato nutarimu. Jo magnificencija Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius, vadovaudamas į Senato posėdžio, įvykusiu 2012 m. spalio 3 d. sprendimu skelbia, kad Šrisam Kumar Chaudhry už nuopelnus plėtojant tarp valstybinį Lietuvos ir Indijos bendradarbiavimą mokslo ir kultūros srityse bei nuopelnus Aleksandro Stulginskio universitetui yra Aleksandro Stulginskio universiteto garbės daktaras, pasirašo profesorius daktaras Antanas Maziliauskas, universiteto rektorius, profesorius doktoras daktaras Rimantas Velička, Senato pirmininkas, registracijos numeris 21. Dear ladies and gentlemen, on behalf of the Rector's Office and the Senate of the University, it is my honor to announce that the title of Doctor Honoris Causa is awarded to Mr. Shrisam Kumar Chaudhry, President of Shankara Group of Institutions, for his contribution to bilateral cooperation between India and Lithuania. The signature is of the Rector. Magnificentíssimus Rector Universitatis Aleksandras Stulginskis, ad decretum sessionis Senatus, die tertiamensis Oktobris anno Domini duomenissimo decimo habite, declarat Shrisam Kumar Chaudhry propter merita de cooperazione intellettualiam et Indiam promovenda in scientia et cultura acta promertis in Universitatem Aleksandras Stulginskis, Doctorem honoris causa Universitatis Aleksandras Stulginskis, constitutam est Antanas Maziliauskas, Rector Universitatis, Rimantas Velička, Prezes Senatus, datum Kaune, die tertiamensis Oktobris anno Domini, 2020, sub numero 1, Patartonum Codicam Religium. Prašau įnešti regalijas. Please bring in the regalia.